Jau nuo pirmų pokalbio akimirkų aišku, kad prieš mus neeilinė asmenybė. O Dieve, tu mano. Klaipėdietė Vilija masažuoja žmonės ir užsiiminėja ergoterapiją. Bet mergina yra įsitikinusi, kad jos stiprioji pusė – unikalus, analogų Lietuvoje neturintis balsas. Aš esu labai plataus diapazono, aš esu mezosopranas. Man, kuo aukštesnės natos, tuo aš didesnį pasitenkinimą jaučiu. Visą savo balso galimybės 22 metų klaipėdietė žada pademonstruoti scenoje. Ir priešingai nei kiti X Faktoriaus dalyviai, Vilija jaučiasi rami, nes turi stiprų užnugarį. Liepa Mandeikaitė, tai yra Karolina Mandeikaitė, yra labai artima giminė man. Kai Liepa pradėjo karjerą, man buvo pasiūlymas, kad gal ir tu norėtum pabandyti, nes Deividas Zvonkus buvo jos prodiuseris. Tai pagalvojau, jeigu jinai gali kažką, kodėl aš nenoriu. Gal ir aš turiu balsą. Pažintis su garsiais pramogų pasaulio žmonėmis – puiku. Tik ar Vilijai nedings balsas, kai reikės dainuoti tūkstantiniai miniai? Aš ir norėčiau gauti bent jau 3 taip, nes aš tada įrodyčiau visiems, kurie man sakė, kad tu tikrai nemoki dainuoti. Tada visiems būtų tokios špygos, iš tikrųjų, tai aš dėl to norėčiau. Tu dainuosi nuo tokiam valyti būdo, nu tai come on. Tai aš ir įrodysiu. Labas vakaras. Labas vakaras. Kuo esi vardu? Vilija. Vilija. Vilija, iš kur tu esi? Iš Klaipėdos. Ar turi tam tikrų sąsajų su dainavimu? Turiu polinkį dainavimui sąsajų. Pažįstu Liepą Mandeikaitę, Karoliną Mandeikaitę, taip tariant. Tai vat, šį vakarą aš parodysiu balsą. Tai yra Polinos Gagarinos Eurovizinė šių metų daina A Million Voices. Šarminga. We are the world, the people, different yet we're the same. We believe in dream, praying for peace so nearly. I hope we can start again. We believe in dream. So if you ever feel life is fading, together like the stars in the sky, shine. When you hear voices call, you won't be lonely anymore. Oh, a million voices. Your heart is like a beating drum, burning brighter in the sun. Oh. Gerai, aš tiesiog... Ne, Vilija, tavo pasitikėjimas savim yra atvirkščiai proporcingas tavo nesugebėjimui dainuoti iš viso. Svarbiausia gyvenime žinoti savo vietą ir negadinti oro. Aš normaliai sakau, nes, ta prasme, tada terši eterį viskuom, kom tik gali, jeigu nesupranti, kad negali iš vis dainuoti. Tai geriau to nedaryti. Ačiū. Juste. Aš nesu tikra, ar tu gali iš viso dainuoti. Koks būtų mūsų verdiktas, Samai? Tikrai ne. Marijonai? Ne. Juste? Nepyk, bet ne. Turi 4 ne. Ačiū. Ačiū tau. Čia buvo žiauru. Čia buvo žiauru. Aš pagalvojau, kad žiauru. Jeigu mano pažįstama dainuoja, tai aš galiu dainuoti. Ta diena tiesiog. Būk stipri, nieko blogo neįvyko. Tai jo, viskas gerai. Gyvenimas dar tik tai prasideda. Viskas prieš akis. Ačiū tau, kad pabandėjai. Gerai, dėkui. Drąsus žmogus. Ačiū. Gerai, ačiū. Ačiū. Negaliu, kaip žiauru. Aišku, skaudu, kaip pasako ne, bet, pabandžiau. Ačiū už galimybę. Ir viskas. Jau daugiau neturiu ką pasakyti.